žmogus ugnį išmoko įkurti prieš daugelį tūkstančių metų. Raudona liepsna bėgant amžiams buvo dievinama, nešė žmonėms šilumą, kūrė namų jaukumą, gelbėjo ruošos darbuose. Tačiau kiek ji nusinešė aukų, kol buvo išmokta saugiai ugnį įžiebti, prižiūrėti ir saugoti, turbūt niekas nesuskaičiuos. Net ir dabar, kai nuo mažų dienų kalbame apie ugnį, vis dar pasitaiko skaudžių nelaimių. Kasmet Utenos apskrityje vidutiniškai kyla 911 gaisrų. Net 262 gaisrai įsiplieskė gyvenamosiose patalpose. Jų metu ugniagesiai išgelbsti 10 žmonių. Tačiau beveik dvigubai tiek, net 19 asmenų padėti nepavyksta. Kasmet tiek žmonių žūsta ugnyje. Mūsų ugniagesius labiausiai neramina gaisrai, tai būtent gyvenamajame sektorėje, kuriame kylantis gaisrai atneša didžiausius materialinius nuostolius gyventojams, bet to, kas yra skaudžiausia, kad didžioji žūstančiųjų gaisruose būtent irgi gyvenamosiuose pastatuose. Šiuose gaisruose daugiausia žūsta ir žmonių, o pagrindinės jų priežastys tai įvardinčiau netvarkingas krosnis, dūmtraukių įrengimus, jų eksploatacijos pažeidimai. Kita iš pagrindinė priežasčių būtų tai neatsargus elgimasis su ugnimi, nors šią priežastį dar galima paskaidyti, žinoma, į neatsargų rūkimą, neatsargų žvakių naudojimą, žibalinių lempų ir netvarkinga elektros instaliacija, elektros įrenginių eksploatavimas ir jų priežiūra. Statistika byloja, kad Utenos apskrityje 10 000 gyventojų tenkantis žuvusiųjų gaisruose skaičius gerokai viršija Lietuvos vidurkį. Daugelio šių nelaimių buvo galima išvengti, jei tik būtų buvę paisoma priešgaisrinės saugos taisyklių. Kaip jau buvo minėta, viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių ugnis įsiplieskė gyvenamosiuose 1-2 butų ar daugiabučiuose namuose bei ūkiniuose ir pagalbiniuose pastatuose, yra netinkamai įrengti ir eksploatuojami šildymo įrenginiai. Netvarkinga krosnis arba dūmtraukis būna tuo met, kada prie jų būna priglausta pastato statybinės konstrukcijos arba stogo degios konstrukcijos, gegnės, grabės ir taip toliau. Pagrindinis pavojus gaisrui kilti esti tada, kada dūmtraukio viduje užsidega nevalyti suodžiai. Dūmtraukis įkaista iki labai aukštos temperatūros ir dėl to gali užsidegti besiliečiančios degios pastato konstrukcijos. Utenos mieste esančiame name viename iš 13 butų buvo įrengta metalinė kietojo kuro šildymo krosnis. Ji metaliniu vamzdžiu per medinę namo sieną buvo sujungta su lauke stovinčiu mūriniu dūmtraukiu. Eksploatuojant minėtą krosnį įkaito metalinis vamzdis kertantis medinę namo sieną. Nuo karščio ši užsiliepsnojo, vėliau ugnis išplito ir sudegė namo stogas, išdegė palėpėje įrengti gyvenamieji butai. Norint išvengti tokių nelaimių, visas degės pastatų konstrukcijas, kurios liečiasi su krosnimis, dūmtraukiais ar vėdinimo kanalais šalia dūmtraukių, reikia apsaugoti nedegių medžiagų perskyromis. Perskyros storis turi būti ne mažiau kaip 38 cm. Atstumas matuojamas nuo vidinės dūmtraukio sienelės iki degių pastato konstrukcijų. Štai čia yra tvarkingai įrengtas dūmtraukis medinėme pastate. Dūmtraukis sumūrytas iš molio plytų ir medinės degios pastato konstrukcijos atskirtos nedegių medžiagų perskyra. Perskyra čia konkrečiu atveju sudaro, matuojant nuo vidinės dūmtraukio sienutės, tai yra 12 cm molio plyta ir dar 26 cm šiuo atveju panaudotos nedegios skardos ir virš jos nedegi akmens vata. Taip pat tvarkingai įrengtos ir grindys. Visiškai analogiška konstrukcija. Tuo pačiu noriu paminėti, kad dažna žmonių daroma klaida, kada
įrengiami dūmtraukiai iš baltų silikatinių plytų. Dūmtraukiai gali būti statomi iš molio plytų, iš karščio atsparaus betono, taip pat metaliniai dūmtraukiai. Žinoma, prekyboje yra ir gamyklinių įvairių firmų pagamintų dūmtraukių. Tačiau noriu pažymėti, kad dūmtraukiai yra įtraukti į reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, kas reiškia, kad jie turi turėti kokybę atitinkančius dokumentus, tai yra sertifikatus. Sertifikatas liudija, kad pagamintas dūmtraukis atitinka jam keliamų standartų reikalavimus. Kai kuriuose parduotuvėse yra įrengti priešgaisriniai stendai, bendradarbiaujant su ugniagesiais ir su parduotuvių administracija. Stenduose, tokį stendą mes dabar ir matome. Stenduose yra pateikiama informacija apie dūmtraukius, apie gesinimo priemonės. Šiuo atveju mes ir matome tokį pjūvį stende parodytą, kaip reikėtų remonto atveju arba įrenginėjant dūmtraukius išlaikyti tam tikrus atstumus. Minimus atstumus, kur parodyti stende, tai yra atotraukos ir perskyros, reglamentuoja kietojo kuro krosnių pastatuose įrengimo taisyklės. Stende mes matom minimalius atstumus. Jie galėtų būti ir didesni, bet čia patys minimalūs atstumai nuo degių medžiagų. Kodėl jie reikalingi? Neretai žmonės argumentuoja, mano dūmtraukis niekada neįšyla iki tiek, kad būtų pavojinga, kad jisai uždegs kokį nors medinį daiktą ar stogo konstrukciją. Visiškai kitaip žmogus kalba po to atvejo, kai pas jį dūmtraukyje užsidega suodžiai. Priklausomai nuo suodžių kiekio, degimo procesas dūmtraukyje sukelia tokią temperatūrą, kad dūmtraukio paviršiui susidaro temperatūros daugiau kaip 400 laipsnių, kas priveda prie savaiminio degių medžiagų užsidegimo. Lankantis gyvenamosiuose būstuose mums dažnai tenka matyti, ar tai pastatų palėpės patalpose, arba, reiškia, pačiuose patalpose dūmtraukiai ir krosnys dažnai būna apkraunami įvairiais degiais gyventojų rakandais. Tai čia yra vienas iš tų pažeidimų, kada yra netvarkingai eksploatuojamas krosnis. Kad neįvyktų nelaimės, visos degios medžiagos, baldai, drabužiai, malkos turi būti laikomos ne arčiau kaip pusę metro nuo krosnies ar jos dūmtraukio. Dar viena iš pagrindinių gaisrų priežasčių gyvenamosiuose pastatuose, tai pačių gyventojų neatsargus elgesys su ugnimi. Dažniausia pasitaikanti priežastis tai yra neatsargus elgesys rūkant. Tai kada gyventojai dažniausiai būdami neblaivūs, rūko patalpose, rūko lovoje arba nuorūkas mėto ten, kur pakliūna. Dažniausiai ant degių grindų, ant patalinės, užsidegus degiom medžiagom nuo nuorūkos, reiškia, pastatuose kyla gaisrai, kuriuose dažnai žūsta ir patys pastatų savininkai. Apie gaisrą Ignalinos rajone Paragiškės kaime ugniagesius informavo kaimynai. Atvykę ir apžiūrėję įvykio vietą, ugniagesiai viename iš kambarių rado sodybos šeimininką beprarandantį sąmonę ir susmukusį ant krėslo. Nukentėjusiajam buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba, kuri nugabeno žmogų į ligoninę. Nors šeimininkas buvo išgelbėtas, deja jo šunelis neišgyveno. Šio gaisro priežastis – neatsargus rūkymas pastato viduje. Ugnis sunaikino dalį baldų, televizorių, sudegė apie 3 kvadratinius metrus sienos ir apie 5 kvadratinius metrus lubų. Taip pat smarkiai aprūko ir malšinant ugnį buvo užpiltas namo vidus. Norint išvengti panašių nelaimių, geriausia patalpose visai nerūkyti. Tačiau jei rūkoma viduje, būtina turėti iš nedegių medžiagų pagamintas pelenines ir jokių būdų nerūkyti šalia lengvai užsilepsnoti galinčių baldų, patalynės. O parūkius svarbu visada gerai užgesinti cigaretę. Kita, nemažiau svarbi gaisrų buityje priežastis – neatsargus gyventojų elgesys su dujiniais prietaisais. Utenos mieste 2 aukštų gyvenamojo namo pusrūsyje esančiame garaže buvo ardomas automobilis su dujų įranga.
Nutekėjusios dujos pasklido namo rūsio patalpose bei garažo duobėje, o pasiekus tam tikrą koncentraciją įvyko sprogimas. Jo metu garažo patalpoje žuvo dujinė įranga ardė žmogus, sugriuvo dalis namo perdangos esančios tarp pirmojo ir antrojo aukštų, įtrūko beveik visos namo sienos. Pasitaiko gaisrų, kada žmonės, naudodami buitinius dujų balionus, nepaiso tai, kad dujų balionai nesandarūs, nuteka iš jų dujos, o jie vis tiek eksploatuoja tokius balionus. Tai vat, eksploatuojant tokius prietaisus reikia elgtis labai atsargiai, pajutus ten dujų nutekėjimą bet kokį, užsukti dujų čiaupus, išvėdinti patalpas ir tokių prietaisų stengtis nebenaudoti. Kad panašūs įvykiai nepasikartotų, gyventojams derėtų žinoti, jog nutekėjusios dujos iš buitinių balionų yra sunkesnės už orą ir kaupiasi žemiausiose pastatų vietose – rūsiuose, garažų apžiūros duobėse. O pasiekusios tam tikrą koncentraciją nuo menkiausios kibirkšties gali sprogti. Negalima buitinių dujų balionų nuotėkio tikrinti atvira liepsna, nes užsidegus dujoms gali kilti gaisras. Jei ant įjungtos viryklės užsidegė kaitinami riebalai ar aliejus, negalima jų gesinti vandeniu. Tokį gaisrą reikėtų gesinti išjungiant viryklę ir uždengiant indą, kuriame užsidegė riebalai. Apsaugoti nuo nelaimės ir net žūties gali namuose įrengtas nedidelis prietaisėlis – autonominis dūmų signalizatorius, reaguojantis į patalpose atsiradusius dūmus arba kitus degimo produktus, tokius kaip smalkės. Pagrindinė jo priežastis yra pažadinti patalpose miegančių žmonės, kad jie laiku sureaguotų į kilusį gaisrą ir galėtų saugiai pasišalinti iš patalpų arba likviduoti patį gaisrą. Prietaisas yra autonominis, jis pats turi maitinimo elementą ir montuojamas prie lubų visose gyvenamosiose patalpose. Šie prietaisai nėra brangus, o įsigyti jų galima daugelyje buitinę techniką ar ūkio prekes tiekiančių parduotuvių. Ypač apie šiuos signalizatorius derėtų susimastyti tiems, kurie namus šildosi krosnimis ar mėgsta kambaryje deginti žvakes. Neatsargus elgesys su atvirais ugnies šaltiniais, dažniausia tai yra žvakės, kada gyventojai užsidega žvakes, pastato jas per arti esančių degių medžiagų ir vat nuo žvakės gali užsidegti tos degios medžiagos. Būna tokių gaisrų, kad gyventojai nekreipia dėmesio į tai, dažnai miegodami tas žvakės bando deginti, užsidega arti esančios tos degios medžiagos ir nuo to kyla gaisras. Kad išvengtumėte tokių atvejų, žiebdami žvakes ar naudodami kitus atviros ugnies šaltinius patalpose, nepamirškite, jog palikę juos be priežiūros rizikuojate ne tik savo namais, bet ir visų gyvenančių pastate gyvybę. Būkite rūpestingi. Dar viena iš gaisrų priežasčių gyvenamajam sektoriuje tai yra neatsargus pačių gyventojų laužų bei kepsninių kūrenimas. Jeigu laužai kūrenami nesaugiu atstumu nuo pastatų, tai yra neišlaikant tų norminių atstumų, tai yra 30 metrų nuo bet kokio pastato iki kūrenamo laužo, tai yra didelis pavojus kilti gaisrui. Šilutės rajone, Švėkšnos miestelyje vėjuotą dieną tarp tankiai sustatytų pastatų buvo kūrenamas laužas. Nuo iš laužo išliekusios kibirkšties užsidegė degios namo konstrukcijos, o vėliau gaisras išplito į kitus pastatus ir sunaikino ar apgadino dalį miestelio pastatų. Kad taip neatsitiktų, gyventojai turi žinoti, jog laužus galima kūrenti ne arčiau kaip 30 metrų nuo pastatų, o kepsninės šašlykinės statyti ne arčiau kaip per 6 metrus nuo pastatų. Dar viena iš pasitaikančių gaisro priežasčių tai yra neatsargus pačių gyventojų elgesys, atliekant įvairius
ugnies darbus. Ugnies darbai tai yra darbai, kurių metu išsiskiria kibirkštys, kurios gali uždegti arti darbų vietose esančias degias medžiagas. Dažniausiai gyvenamosiuose namuose tenka pastebėti, kad gaisrai kyla demontuojant arba remontuojant įvairią techniką. Tai yra dažniausiai automobilius. Automobiliai yra virinami arba pjaustomi ir juose esančios degios medžiagos neapsaugotos. Atliekant tos darbus, kartais kyla gaisrai gyvenamajam sektoriui. Dar viena iš pasitaikančių priežasčių gyvenamosiuose pastatuose tai yra netvarkinga elektros instaliacija. Kad pastate yra netvarkinga elektros instaliacija, galima įtarti, jeigu pastate įjungus elektros apšvietimą prigesta lemputės arba tai prigesta, tai vėl įsižiebia, tai vadinasi elektros tinkle vyksta kibirkščiavimas ir gali elektros instaliacijoje kažkur įvykti įkaitimas kontaktų, dėl to užsidegti gali patys elektros instaliacijos pati įranga arba laidai. Norint išvengti panašių nelaimių, reikia žinoti, kad negalima naudoti netvarkingų elektros kištukinių lizdų, kištukų, paskirstymo dėžučių, jungiklių, negalima į kištukinius lizdus jungti elektros prietaisų viršijančių leistiną galingumą. Visi elektros laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis. Negalima naudoti laidų, kurie yra sujungti juos susukant. Taip pat draudžiama naudoti elektros laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacinė medžiaga. Tai buvo dažniausios gaisrų gyvenamosiuose namuose priežastys. Tačiau vis tik didžioji dalis nelaimių vyksta atvirose vietose. Ko gero daugiausia rūpesčių ugniagesiams kelia netvarkingai deginama sausa žolė, nendrės ir šiaudai. Norint išvengti gaisrų, reikia laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų. Sausą žolę, nendrės, nukritusius medžių lapus, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės, augalinės kilmės atliekas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik sugrėbtas ar surinktas į krūvas, kai nėra galimybių jų kompostuoti ar kitaip panaudoti. Tačiau tai turi būti daroma ne arčiau kaip 30 metrų nuo pastatų. Jų deginimas turi būti nuolatos stebimas, o baigus smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti užpilant vandeniu, smėliu ar kitomis ugnį malšinančiomis priemonėmis. Draudžiama deginti ražienas, taip pat nenupjautą ir nesugrėbtą žolę, nendrės, javus ir kitas žemės ūkio kultūras. Draudžiama sugrėbtas ar surinktas žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ar daržininkystės augalinės kilmės atliekų krūvas deginti miškuose, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse esančiose arčiau nei 100 metrų nuo ką tik paminėtojų, taip pat miestuose bei miesteliuose. Kai žolės, nendrių ar kitų augalinės kilmės atliekų vienu metu deginamas kiekis viršija 5 kubinius metrus, apie deginimo vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 1 valandą telefonu privaloma pranešti artimiausiam valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniui ir arba valstybiniai miškų tarnybai. Esant didesnėms miškų, durpynų ar gyvenamųjų namų gaisrams, kyla didžiausias pavojus susidaryti ekstremaliai situacijai. Ekstremalioji situacija skelbiama, jei gaisras išplinta 3 savivaldybių teritorijose arba iš tų savivaldybių reikia evakuoti daugiau kaip 300 gyventojų. Taip pat, jeigu gaisras išplinta 2 trečdaliuose savivaldybės teritorijose arba gaisro gesinime dalyvauja daugiau kaip iš 3 savivaldybių pakviestos pajėgos, kada vienos savivaldybės pajėgų nepakanka. Tam savivaldybėse yra sudarytos ekstremalių situacijų komisijos bei ekstremalių situacijų operacijų centrai, kurie yra nuolat veikiantys. Jie sušaukiami paskelbus ekstremaliąją situaciją.
Pagrindinis šių struktūrų uždavinys – teikti visokiojopą pagalbą ir užtikrinti efektyvų ugniagesių ar kitų tarnybų darbą. Pavyzdžiui, teikti papildomą būtiną techniką, įrangą ar žmogiškuosius resursus. Ekstremalių situacijų komisijos ar savivaldybių ekstremalių operacijų centrai koordinuoja ir visų tarnybų darbą. Nedažnas paklaustas, ar yra gyvenime realiai susidūrę su incidentu, avarija, gaisru, atsakytų į klausimą, kad taip. Tačiau statistikai negailestinga, esam apskritis, kuri beveik visada pirmauja pagal gaisrų skaičių, kaip ir buvo rodyta medžiagoje. Būtent tas ir paskatino turimą medžiagą sudėti į filmą ir parodyti, kokios skaudžios būna gaisrų pasekmės, kaip nukenčia žmonių turtas, kaip būna sužalojami ir net žūsta žmonės juose. Pastaruoju metu inspekcijos pareigūnai, visi ugniagesiai deda nemažai pastangų į prevencinę veiklą, nes esame įsitikinę, kad geriausias gaisras tai nekilęs gaisras. Taigi ir vėl grįžtame prie to, nuo ko pradėjome. Ugnis tai viena iš stichijų, kuri ne visada būna gera. Tad jei su ugnimi elgsimės atsargiai ir atsakingai, išvengsime daugybės nelaimių. O jei tą darysime ne tik patys, bet ir šalia esantiems patarsime, ugnis visiems teiks šilumą, jaukumą ir šviesą.